Visi specialistai sako, kad kvalifikacija ilgų distancijų lenktynėse nėra lemiamai svarbi. Juk koks skirtumas startuosi 1 ar 5, jeigu lenktynėse teks įveikti daugiau kaip 300 ratų. Tačiau Aurum 1006 km lenktynėse kvalifikacija yra turbūt vienas įdomesnių reginių, todėl kad čia komandos susirungia principinėje kovoje dėl galimybės startuoti pirmam ir dažnai ta kova kelia neįtikėtiną įtampą. Aurum 1006 km lenktynėse kvalifikacija susideda iš 2 dalių. Pirmoje visos komandos padalintos į 2 pogrupius stengiasi tiesiog pravažiuoti kaip galima greitesnius ratus. Kvalifikacijos rezultatas – tai 2 greičiausių ratų suma, kuriuos įveikė 2 skirtingi tos pačios komandos vairuotojai. Antroji dalis – tai taip vadinamas Super Pole. Į šią dalį patenka tik 10 greičiausių automobilių. Tai pati svarbiausia dalis. Čia jau tik 10 mašinų, sąlyginai tuščia trasa ir tik po vieną vairuotoją, bei labai mažai laiko. Tai trumpa sesija, per kurią jau nuo pat pirmo rato visi stengiasi pravažiuoti maksimaliai greitai. Pirmieji į Super Pole išvažiavo 2 identiški Audi automobiliai. Pravažiavę 2 apšilimo ratus ir sušildę padangas, jie pradėjo pirmą greitą ratą, bet... Ir Audi ir 8. Lyderis Julius Adomavičius iš karto apsisuko ir tik per plauką nekliudė atitvarų. Harė papasako, kas nutiko, matėm, kad jau kažkoks buvo kaip ir įvykis. Ne, Julius paprasčiausiai išildamas ratus per anksti akseleravo ir ratai, kadangi buvo vėsus, užnešė, bet viskas okei. Viskas tvarkoj, nieko baisaus, mašina nukentėjo, galima važiuoti toliau. Nieko, viskas tvarkoj, važiuojam toliau. Nors komandos vadovas visus nuramino, tačiau jau nuo pirmų ratų Audi nebuvo greičiausi. Geros dovanos Lamborghini vairuojama Pauliaus Paškevičiaus iš karto pasiekė trasos rekordą. O kol komanda džiaugiasi rezultatu, jau sekančiame rate tas rekordas dar pagerėjo. Panas vadovas Lamborghini automobilio, kurie net dar pagerino savo buvusį rekordą. Kaip nuotaika? Dar nieks nesibaigė. Iš tikrųjų, aš manau, Audi dar turėtų iššaut šiandieną. Tikėkimės, kad neiššaus, bet jie turėtų iššaut. Bet mes džiaugiamės, mes tokių laikų nesam turėję čia. Atrodo, kad jau niekas nebegalės sumaišyti Pauliui Paškevičiui ir kad bręsta didžiulis siurprizas – Lamborghini taps kvalifikacijos nugalėtojų. Tačiau paskutinėme rate pergalę kvalifikacijoje išplėšė Estas Ralfas Aronas, visą ratą pravažiavęs praktiškai ant ribos ir jau mojuojant finišo vėliavą teisėjui, vos nepatyręs didžiulės avarijos ir tik per plauką išlikęs ant kelio. 71 numeris, Ralfas Aronas, baigė kvalifikaciją, parodydamas geriausią kvalifikacinį laiką, tai pagerindamas dar kartelį šiandieną trasos rekordą. Kosmosas! Paulius and Julius were driving fast. I got on the radio the lap times, so on the last lap I pushed a bit more. Tai buvo šokas geros dovanos komandai ir žinoma, didžiulis džiaugsmas Circle K Miles Plus komandai, neįtikėtinas tempas ir neįtikėtina įtampa bei žingsnelis link 4 iš eilės pergalės lenktynėse. Taigi, šiandien galima laukti itin aštrios kovos ir itin didelės įtampos. Circle K Miles Plus Racing Team.